Kas yra kamieninės ląstelės? Sakyk, kas tos kamieninės ląstelės? Mes nežinom, žinokit, mes studijuojam energetikos fiziką, tai mes su kamieninėm ląstelėm neturim jokių reikalų. Mokėmės per bioetiką. Ten vėžį gydo, jo? Negaliu atsakyti. Šiaip labai daug nežinau, bet teko girdėti, kad dekanas Paulauskas sakė, kad kažkokios stebuklingos ląstelės, kad gimus vaikui jas reikėtų išsaugoti, tada nuvežti kažkokį fondą ir šaldyti, ir jeigu susirgsi, tai ataugins tavo organus, audinius ar kažką tokio. Kamieninės ląstelės, tokios ląstelės, kur yra raudonose kaulų čiulpuose ir iš jų jos gali diferencijuotis bet kurias kitas organizmo ląsteles. Tu turi daug kamieninių ląstelių? Dabar galbūt jau ir nebe... Šiaip turiu, kažkiek turiu, bet tai jos galbūt nebūtų galimos panaudoti kažkur. Operatoriau, kas yra kamieninės ląstelės? Mes iš tikrųjų norėtume sužinoti, kas yra tai. Verta detaliau paaiškinti, kas tai yra kamieninės ląstelės. Visi gyvi organizmai ir paprasti vienaląsčiai ir sudėtingi daugialąsčiai sudaryti iš ląstelių. Žmogaus audinius ir organus sudaro daugiau nei 200 skirtingų tipų ląstelių. Jos genetiškai vienodos, bet jų struktūra ir funkcijos labai skiriasi. Skirtingos audinių ląstelės atsirado dalijantis apvaisintai kiaušialąstei. Visos ankstyvojo gemalo ląstelės yra vienodos. 5 dieną po apvaisinimo susidaro blastocista iš 70–100 ląstelių. Beveik visuose organuose yra nedaug nediferencijuotų ląstelių, kamieninių ląstelių. Kuo skiriasi nediferencijuotos ląstelės nuo diferencijuotų? Kamieninė ląstelė yra nediferencijuota ląstelė, kuri gali atsinaujinti, dalydamasi neribotą kartų skaičių ir gali diferencijuotis į specializuotą audinio ar organo ląstelę. Labai svarbi kamieninių ląstelių savybė yra jos gebėjimas dalintis nepakintant, taip jų populiacija atnaujinama arba gausinama. Kita svarbi kamieninių ląstelių savybė – jų gebėjimas diferencijuoti, įgauti naujas savybės gavus tam tikrą signalą, virsti tam tikrų specializuotų ląstelių tipu. Kamieninės ląsteles galima palyginti su kūdikiu, kuris neturi žinių ir profesijos. Tačiau augdami kūdikiai keičiasi priklausomai nuo signalų ir gyvenimo istorijos. Jie tampa skirtingų profesijų atstovais. Kamieninės ląstelės neturi profesijos, tačiau gali ją įgyti, nes toks gebėjimas yra užprogramuotas jų genuose. Ląstelės potencialas arba gebėjimas diferencijuoti į specializuotas ląsteles, sulaukus diferenciacijos signalo, siejamas su ląstelių kilme. Atsižvelgiant į kilmę, skiriami 4 kamieninių ląstelių tipai. Gemalo kamieninės ląstelės, vaisiaus kamieninės ląstelės, virkštelės kamieninės ląstelės, suaugusiojo kamieninės ląstelės. Gemalo kamieninės ląstelės išskiriamos iš ankstyvosios vystymosi stadijos ląstelių taip vadinamų vidinės ląstelių masės. Blastocista yra ankstyva embriono stadija, 4–5 dienos po apvaisinimo. Jie sudaro nuo 50 iki 150 ląstelių.
Morulės ląstelės vadinamos visagalėmis arba totipotentinėmis. Blastocistos ląstelės daugiagalėmis arba pliuripotentinėmis. Vystymosi metu jos duoda pradžią visiems 3 pirminiams gastrulės sluoksniams – ektodermai, endodermai ir mezodermai. Kiekvieno iš 3 gastrulės sluoksnio ląstelės gali diferencijuoti į tam tikrus ląstelių tipus. Vaisiaus kamieninės ląstelės yra labiau diferencijavusios nei gemulo ir neturi neriboto diferenciacijos potencialo. Jos gaunamos iš susiformavusių vaisiaus audinių, kuriuose gausu įvairių tipų ląstelių. Jas galima naudoti medicinos praktikai, gydyti nepagydomas ligas. Lietuvoje ir daugelėje kitų ES valstybių tokių ląstelių taikymas pripažintas neetišku ir yra uždraustas. Tačiau taip nėra Azijoje, Rusijoje, taikyti vaisiaus ląsteles leista Jungtinėse Amerikos valstijose ir Anglijoje. Unikalus kamieninių ląstelių šaltinis, kurio savybės tarpinės tarp vaisiaus ir suaugusiojo kamieninių ląstelių, yra virkštelės kamieninės ląstelės. Joms būdingos labai savitos imunologinės savybės. Dabar šios ląstelės taikomos degeneracinėms ligoms gydyti. Imunologiškai šios ląstelės yra nesubrendę iki suaugusio organizmo imuninio statuso, o labiau panašios į vaisiaus kamieninės ląsteles. Ir nesigilinant į imunologiją galima tiesiog pasakyti, jog šias ląsteles galima taikyti be didesnio imunologinio suderinamumo, gydant degeneracinės ligas. Aš nekalbu apie kraujo vėžius, kur suderinamumas yra privalomas. Šių ląstelių savybės panašios į vaisiaus kamieninių ląstelių, tačiau jos nekelia etikos problemų, o terapinis efektyvumas nėra mažesnis. Beveik visame suaugusio žmogaus organizme yra kamieninių ląstelių. Pirmiausia buvo nustatytos kaulų čiulpų kamieninės ląstelės, bet šiuo metu jos yra nustatytos beveik visuose organuose. Galima teigti, kad šios ląstelės yra labai svarbios organizmo gyvavimui, jo atsinaujinimo funkcijoms užtikrinti. Tai yra mūsų sveikatos garantas. Senstant, šių ląstelių kiekis mažėja, jų savybės prastėja. Tai yra vienas iš veiksnių lemiančių senatvinės ligas ir senėjimo procesą. Tiek bendrai galima būtų pasakyti apie kamieninės ląsteles, o jų tyrimai yra svarbus mūsų pačių ir mūsų vaikų ateičiai. Dirbant su kamieninėmis ląstelėmis reikalingos mokslo žinios ir praktinis patyrimas. Priklausomai nuo tyrimo pobūdžio yra keliami skirtingi reikalavimai darbui su kamieninėmis ląstelėmis. Pirma sąlyga yra sterilumas. Atliekant mokslinius tyrimus, dažniausiai dirbama su smulkesniųjų žinduolių ląstelėmis – pelių, žiurkių, triušių, žmogaus kamieninėmis ląstelėmis. Dirbant mokslinį tyriamąjį darbą, sterilumui pakanka laminaro, kuriame palaikant švarą ir tinkamą darbo kultūrą galima sėkmingai tirti kamieninės ląsteles ir visas jų savybės. Kuriant kamieninių ląstelių pažangios terapijos vaistus ligoms gydyti, ląstelių gamybai yra taikomi patys griežčiausi reikalavimai. Šiuo metu trūksta efektyvių ir adekvačių eksperimentinių modelių, kurių pagalba in vitro sąlygomis būtų galima tirti žmogaus nervinės ląsteles. Šiam tikslui bandoma naudoti įvairių tipų žmogaus kamieninės ląsteles, jas kryptingai diferencijuojant neurogeninę kryptimi in vitro sąlygomis. Mes dirbame su žmogaus kamieninėmis ląstelėmis, vienu iš tų kamieninių ląstelių tipų, taip vadinamomis mezenchiminėmis kamieninėmis ląstelėmis. Nežinau, ar čia kolegos mano apie tai pasakojo, tai yra ganėtinai paplitęs modelis, bet jeigu galima aš porą žodžių pasakysiu apie jas, tai yra tokios ląstelės, kurios gali duoti pradžią pagal klasikinį apibrėžimą riebalų, kaulų ir kremzlės audiniams. Todėl jos ir vadinamos mezenchiminėmis kamieninėmis ląstelėmis. Tačiau pastarųjų metų tyrimai parodė, kad šios ląstelės sukūrus tam tikras sąlygas gali taip pat tapti ir kitų Laboratorija šiuo metu dirba ir su įvairiomis mezenchiminėmis kamieninėmis ląstelėmis.
Jos pirmą kartą buvo aptiktos kaulų čiulpuose, tačiau šiuo metu jų buvimas nustatytas raumenyse, odoje, riebaluose ir daugelyje kitų audinių. Šių tyrimų rezultatai gali suteikti žinių apie nervinės diferenciacijos molekulinius mechanizmus, padėti sukurti naują eksperimentinį modelį įvairių tipų nervinių ląstelių fiziologinių ir patologinių procesų ypatumams tirti. Šias ląsteles galima tiesiogiai nukreipti į neuronus ir taip atstatyti pažeistus nervinius ryšius. Tai svarbu gydant neurotraumas ir kitas su nervų sistemos pažeidimais susijusias ligas. Šios ląstelės gali stipriai slopinti uždegimą. Tai svarbu, nes mažinant uždegimą galima sėkmingai gydyti daugelį ligų be jokių vaistų. Vienas iš įdomesnių mezenchiminių ląstelių šaltinių yra pieniniai dantys. Jų pulpoje yra išlikę tokių ląstelių, kurių neuroektoderminės kilmės pirmtakas yra nervinės keteros ląstelės. Tai lemia jų potencialą virsti į kaulinį, kremzlės ir nervinį audinį. Pieninių dantų kamieninės ląstelės yra labai patrauklios ne tik dėl savo kilmės, bet ir dėl šaltinio. Šias ląsteles lengva išskirti, atrinkti ir dauginti. Pieninių dantukų kamieninės ląstelės išskiriamos iš karto pieniniam dantukui iškritus. Tai naudinga moderniai regeneraciniai medicinai, kurios metu dauguma tyrimų atliekama ir produktų gimsta mėgintuvėlyje. Mūsų grupė dirba pagrinde su kamieninėm ląstelėm, tai yra su ląstelėm išskirtom iš kaulų čiulpų. Ir kai vyksta kamieninių ląstelių transplantacija, apskritai daug yra neatsakytų klausimų ir vienas iš tokių neatsakytų klausimų yra, kurgi nukeliauja transplantuotos kamieninės ląstelės. Taip, aš esu daktaras Vytautas Klašė. Ir šiuo metu mano darbas yra susijęs su pelių, kaulų čiulpų, kamieninių ląstelių migracijos tyrimais. Taip, mes esame tyrę hemopoetinį kamieninių ląstelių migraciją esant uždegimų pelės. Mes parodėme, jog šios ląstelės efektyviai slopina uždegimą ir taipogi migruoja į pažeidimo vietą. Vienas iš laboratorijos eksperimentinių darbų buvo pelių kaulų čiulpų kamieninių ląstelių migracijos tyrimas esant ūmiam uždegimui. Buvo nustatyta, kad šios ląstelės veiksmingai slopina uždegimą. Jos migruoja į uždegimo židinį, jų priešuždegiminio poveikio mechanizmas nėra pilnai ištirtas, tačiau jų poveikis dvigubai stipresnis nei stipriausiai veikiančių priešuždegiminių vaistų. Todėl kaulų čiulpų kamieninių ląstelių savybės vertingos gydymo praktikai. Jos yra sėkmingai taikomos po kaulų čiulpų persodinimo kraujo vėžiu sergantiems pacientams. Šios ląstelės slopina transplanto reakciją prieš šeimininką, kur yra sunkiai valdoma vaistais. Kaulų čiulpų ir mezenchiminės ląstelės taikomos ortopedijos operacijų metu slopinti uždegiminiams procesams sąnariuose ir skatinti kremzlės regeneracinius procesus. Šiuo metu yra tyriama kamieninių ląstelių sąveika su naviku. Šie mechanizmai kol kas nėra aiškus. Yra būtini nuodugnesni tyrimai, norint įvertinti kamieninių ląstelių svarbą vėžio genezei. Juos atlikus galima bus spręsti, ar kamieninės ląstelės naudingos gydant vėžį. Viena iš tikrinamų hipotezių teigia, kad kamieninės ląstelės vėžio židinyje yra imunoprivilegijuotos. Tuomet, įkrovus jas toksiškomis nanodalelėmis, galima nukreipti į vėžinį židinį ir ten sukelti labai aktyvų imuninį atsaką. Tačiau tai turi būti nuosekliai ištirta. Kamieninių ląstelių funkcijų, energetinio metabolizmo, atsparumo stresui tyrimai. Nustatyta, kad šios savybės kinta ląstelėm diferencijuojantis ar jas transpekuojant. Esame Lietuvos sveikatos mokslo universitete, kardiologijos institute, ląstelių kultūrų laboratorijoje. Tai prieš keletą metų įsikūrė, pagrindiniai jos tyrimai yra susiję su